Treneri, tai sakykit, ar bent širdies kartelį tikėjotės tokios lengvos pergalės? Žinot, negalvojau, ten lengva, sunki, bet kad pergalė bus, tai tikėjau. Kas labiausiai prisidėjo prie šios pergalės? Ta prasme, ne žaidėjai, bet kas labiausiai padėjo iškovoti tokią pergalę? Užsispyrimas ir darbas gynyboje. Ar tai, kad varžovai gynėsi taip, kaip buvo bandoma diegti, ar bent jau panašiai, kaip buvo bandoma diegti Juventus komandai sezono pradžią, padėjo šiek tiek ar ne? Kad varžovai taip gynėsi? Taip. Žinot, mes buvom išnagrinėję viską, ta prasme, kad žaidėjams nebuvo tas nauja, aišku. Tas nebuvo, ta gynyba nebuvo nauja. Tai gal kažkiek dadėjo, aišku, nes žinojom, išanalizavom tas silpnasias vietas, Aidas puikiai ten padalino tų perdavimų, tai metė laisvi metimus, viskas kaip ir gal padėjo šiek tiek. Rungtynėse su Šiauliais buvo problema 2-2, varžovų 2-2. Šiandien atrodo šitą pavyko tikrai labai neblogai sustabdyti, ar ne? Tai jau kelintos varžybos būtume nepadarę su Šiauliais tokių klaidų, gal būtume užtaikę tam tikrų metimų, galbūt rezultatas buvo buvęs kitoks, ne toksai kaip buvo. Kaip vertinat jaunimo pasirodymą? Šiandien gavo pakankamai nemažai laiko. Jeigu, žinot, sunku, iš tikrųjų sunku jiem patiem ėti, gerai, kad jaunius įmetė tos taškus, bet jiem patiem, kaip sakyt, biškutį gal dar ir per anksti iš tikrųjų tokiam lygiai žaisti, bet biškį turi pratintis iš tikrųjų. Tai ir trūksta ir tos drąsos, ir patyrimo, bet čia ateis su laiku viskas. Jeigu tokių varžybų turėsim daugiau, tai taip žaisim, tai jie turės daugiau ir galimybės pasirodyti. Ketverios rungtynės per 8 paras, prašau. Kaip Juventus jaučiasi po šito maratono? Biškį, kas be ko yra vyrai pavargę. Ir turi būti pavargę, nes varžybos tikrai visos atkaklios, visi priešininkai atkaklus, tas tempas mūsų palaikomas didelis ir džiaugiuosi, kad šiandien visas 30 minučių, galima sakyti, tą tempą išlaikėme iki galo. Tai gaus dabar vyrai pasiilsėti. Treneri, tas kelias dienas iki dvikovos su Nevėžiu, turbūt be galo svarbios, ar ne? Dvikovos su Nevėžiu. Atsigaut man čia būtinai reikalingos tas tarpas toksai būtinas, tai turėtų atsigauti vyrai pasiilsėti. Manau, kad taip ir bus.